sveikinu su 11 diena. O žinote, 11 skaičius yra labai simbolinis. Ir jis reiškia dualumą. Tai yra iš dviejų vienetukų sudarytas skaičius. Šis skaičius primena, kad mūsų kūnas ir protas veikia kartu. Jeigu tik norėsim, kūnas keisis. Kūnas keisis tuomet, kai mes norėsime. Noriu, tai jūsų troškimai. Tai žvilgsnis į priekį, į šviesą. Galiu, rodo pasitikėjimą savim, kada jūs turite patirties, kada einate jau pramintų takeliu, kurį mes jums rodome. Judu, tai veiksmas. Kada jūs judate, keičiasi kūnas, siela ir protas. Viskas kartu. Judėdami, jūs tikrai augate, gerąja prasme. Nes kai norite, randate tikslą. Kai galite, randate kelią. Kai judate, kuriate savo orę senatvę. Tegul ši diena tampa dar vienu įkvėpimu judėti kartu su mumis link savo geresnės versijos. Dar viena diena energijos ir ryžto kupina. Pasirūpinti kūnu svarbu, noriu, galiu ir judu. Šiandien jau parodysiu vieną pratimą, kuris labai svarbus būtent mūsų nugaros apačiai ir dubens stabilizacijai. Pratimas yra skirtas pratempti hamstrings grupės raumenis ir taip pat achilo ir blauzdos raumenis. Pabandykite, pajausite, koks nuostabus efektas. Gulamės ant kilimėlio, vieną koją sulenkiam ir gulim. O kitą koją palenkiam šiek tiek pirštus į save, įtempiam blauzdos raumenį ir iš lėto keliam. Ir keliam, po truputį vis aukščiau. Kitą dieną galbūt dar labiau pratempsite, bet tiek, kiek mums leidžia saugiai kelti koją. Ir nuleidžiam. Taip, tada sulenkiam koją ir ištiesiam kitą, įtempiam blauzdos raumenį, pirštuką į save ir keliam kitą koją. Nugarytė turėtų stabiliai gulėti ant kilimėlio ir nesikelti, nekilti į viršų. Tai labai svarbu. Pratimas yra labai saugus, bet kokio amžiaus žmonėm. Ir labai stabilizuoja būtent mūsų dubens padėtį. Taigi dar kartą galim pakartoti. Kiekvienai kojai pratimą pakartokite bent po 3-4 kartus ir pajauskite, kaip prasitempia jūsų raumenukai. Užduotis šiai dienai yra minimum 6000 žingsnių kiekvieną dieną. Na, prisipažinkit, prašom, ar netraukia pavalgius prie miegelio? Ar nesinori prigult ant sofkelės? O jeigu taip, kelkite užpakaliuką nuo sofkutės ir nuo kėdutės, eikite pasivaikščioti truputį. Kodėl? Todėl, kad pavalgius sulėtėja virškinimas ir tiesiog labai sau darote didelę žalą, jeigu gulitės horizontalioj padėty. Na, gal ir traukia prie miegelio, tačiau mokslininkai sako, kad jeigu pavalgę užlipsite laiptais 3 minutės aukštyn žemyn, iš karto sumažės cukraus lygis kiekyje. Beje, kas turi diabetą ir matuojasi cukraus lygį, pamėginkite tai padaryti. Pavalgykit, pasimatuokite cukraus kiekį kraujyje ir 3 minutės aukštyn žemyn pasivaikščiokite laiptais. Ir dalyvavau kaip tik dietistų konferencijoje, kad būtent Pasaulio sveikatos organizacija ir mokslininkai jau įrodė, kad pasivaikščiojimas neilgas, bet 2-3 minutės pavalgius aktyvus pasivaikščiojimas daro tiesiog stebuklus. Neleis tą maistui tapti riebaliukais jūsų kūno, neleis kilti rūgštingumu, nes atsigulus horizontaliai skrandžio turinys gali kilti į viršų ir galite jausti refliuksą, atsirasti pilvo pūtimai, nemalonumai, nepatogumai ir taip toliau. Taigi, pavalgiam ir einam judėti. Noriu, galiu, judu. Pavalgiau. Ir einu laiptais aukštyn, žemyn. Nereikia labai toli vaikščioti, jeigu turit namą ir einat iš 1 aukšto į 2, iš 2 į 1, o jeigu gyvenate daugiabutyje, vadinasi ir lipat nuo 1 aukšto, pasisveikinam su kaimynais ir vėl. Ir taip 3 minutės, 3 kartus į viršų, 3 kartus apačion 5 aukščiam name, o jeigu 9 aukščiam, tai 2 kartus. Ir oi, kvėpuokit. Ir cukraus lygis nukris, riebaliukai ištirps. Sveiki. Šiandien jums parodysiu pratimą nugaros raumenims stiprinti. Atsigulsime ant pilvo ir paeiliui kelsime kairę koją dešinę ranką, dešinę koją kairę ranką. Laikysime pakėlę iki minutės, tiek, kiek jausime, kad mes galime sau leisti. Ir kiekvieną kartą darydami šitą pratimą galėsite pratęsti tą laiką. Taigi darome. Keliam priešingą ranką, priešingą koją.
Taip pat pabaigoje dar galite padaryti pratimą kobra. Kartais moteris būna tokios piktos kaip kobros, tai pat, kad nebūtume tokios piktos kaip kobros, tai rekomenduoju padaryti pratimą kobra ir iškart pasitaisys nuotaika. Rankytės prie šonų priglaustos, taip, gulim tiesiai ir dabar pakeliam rankytės ir pakeliam kojytes ir įsitempiam mūsų nugarytę, įsitempiam ir tokioj būkliai pradžiai ilgai nebūkite 10-20 sekundžių, paskiau pusę minutės. Reikia palaipsniui įsisavinti šitą pratimą. Ypatingai stiprina nugaros raumenis. Metas nuostabiam desertui. Iš šaldiklio išsitraukiau avietės, čia 520 gramų, saldumui reikės 2 bananų, 2 apelsinų, 50 gramų želatino ir 200 gramų džiovintų abrikosų, širdeliai ir kraujagyslėms pagerinti, na ir aišku skaiduloms. Na ir jų reikės 200 gramų, tačiau rinkitės natūralius džiovintus abrikosus, be kauliukų ir be cukraus. Jie turi būti ne geltoni, o tokie rudi. Ir taip pat 250 gramų vandens. Taigi, mums reikės želatiną įpilti į puodelį, užpilame šaltų vandeniu, 250 gramų šalto vandens. Paliekame šiek tiek išbrinkti, visą šitą likusį gėrį dedame į plakiklį ir suplakame. Nepamirškite džiovintus abrikosus gerai nuplauti. Visą šitą grožį sudedam į kokteilinę ir suplakame. Želatinas kietas, išbrinko ir mes jį dabar ištirpinsim. Tik tai jokiais būdais neužvirsim. Želatinė yra gausu kolageno, o jis labai svarbus ir mūsų sąnariams, ir odai, ir nagų stiprumui, ir plaukams. Taip pat mūsų žarnyne labai daug kolageno. Tai valgydami želė desertą jūs gerinsite ir žarnyno sienelės struktūrą. Taip pat želatinas sulėtina angliavandenių įsiurbimą. Taigi, valgydami desertą jausitės ilgiau sotus ir ne taip greit kils cukrus, nes net ir vaisiuose tokiuose kaip bananai, apelsinai, džiovinti abrikosai yra gausu natūralių cukrų. Ištirpinam želatiną ir sumaišome su uogomis. Beliks tik išpilstyti į desertinius indelius. Uždengiu foliją, kad neprisigertų kvapų ir keliaus želė į šaldytuvą. Dar viena diena energijos ir ryžto kupina. Pasirūpinti kūnu svarbu, noriu, galiu ir judu.